Sveiki, aš Karolina ir šiandien jūsų dėmesio į Sunliving A75DP. Kas nežino, Sunlivingas yra gaminamas toj pačioj gamykloje, kur ir gaminama Adria, ir didžioji dalis tų pačių sudėdamųjų detalių irgi yra tos, kurios yra Adrijai. Tai pasižiūrėkim detaliau apie šitą kemperį. Tai pirmiausiai matom, kad kemperis jau pagamintas ant naujos Fiat važiuoklis po faceliftų, taip pat yra pakeista greičių dėžė, čia yra 8 bėgiai ir apeinam ratu. Aš jau visada užsakinėju kemperius su lėtais ratlankiais 16 colių, nes kai mes užsakėm kelis kemperius su tais vadinamais barabanais 15 colių, tai buvo įtrūkimų, tai tikrai nerekomenduoju kemperius užsakinėti su paprastais plieniniais ratais. Šitas kemperis yra 6,99 cm ilgio. Taip, tai yra laiptelis, jis jau įeina į bazę, 58 cm duris su tinkleliu nuodų, centriniu užraktu, langu, kad matytumėt, kai vairuojat, ar kas nors net važiuoja. Apšvietimas markizei. Tai šitas kemperis turi kamerą, beje, paskui matysit viduje, jį matosi per labai didelį ekraną ir tikrai yra labai platus matymo vaizdas. Ir čia, aišku, naujas dizainas. Atkreipkite dėmesį, kaip yra apdirbti kampai, kad nepraeitų drėgmė, nepraeitų vanduo ir jums kemperio sienos nepradėtų pūti. Mes kitam video rodom, kaip neturėtų būti. Čia beje kemperis turi 10 metų garantiją, tai nebereikalo ta 10 metų garantija. Nepatingėkit palys po kemperio dugnu. Čia, aišku, mes dedam klientui ratukus, kad jo dugnas ir galas nesiremtų, kai jis važiuos į statų kalną. Bet dabar apie tai, kaip yra apsaugotas sienos. Niekur nėra palikta plyšių, kad galėtų praeiti drėgmė. Tada visi laidai yra izoliuoti. Taip, tai bagažinė laiko 200 kg, tai aš ir dar kas nors čia laisvai gali būti. Galit matyti, kad čia yra apsaugoti kampai. Kai tuo tarpu kituose kemperiuose tikrai tokių nėra, tada drėgmės nubėgimas ir netgi yra 3 bėgeliai laikikliams, kad jūs galėtumėte tvirtinti savo vežamus daiktus. Čia, kai mes vežamės Vespa, tai mums labai svarbu, kad viršui būtų. Tada, ką mes čia dar turim, tai yra bagažinė šildoma, net iš 2 vietų pučiame, kai kartais paprastuose kemperiuose ir pigesniuose būna tik tai iš vienos vietos. Beje, kalbant apie tai, pigesnis, brangesnis, tai šio kemperio bazinė kaina yra 52 000 plus PVM-as ant Fiato bazės, tai čia, žinot, sakyčiau, labai gera kaina. Tada čia turim 2 dujų balionams laikymo vietą, tai visur paminkštinimai yra, kad jums nesidaužytų duris. Susidūrimo sensorius, tai jeigu bus avarija, kažkas įvažiuos, crash sensorius suveiks ir atjungs dujų balionus, kad nevyktų dar didesnės nelaimės. Ir aš visada užsakinėju dujų filtrą, kad jums filtruotų dujas, kurias yra balionuose, kad jos kuo švaresnės patektų jūsų įrenginius. Ir mes turime šildomą nuotekų baką, vadinamą žiemos paketą, tai dabar yra išjungtas, kai žiemą keliauja klientai tiesiog įsijungia ir tas pats oras, kuris šildo kemperį, taip pat praeina per nuotekų baką. Patekimas iš kemperio yra į bagažinę, tada dar tokie smulkmenų, žinot, bet Adrija pagalvoja, tai yra kabykla, nežinau, rūbams, dar kažkokiems. Tai ir irgi paprastuose, vienas mūsų video yra apie nelabai vykusius kemperius, švelniai tariant, tai matot, kad čia yra tiesiog vien tik siena ir daugiau nieko nesugalvoja gamintojai, tuo tarpu, kad čia yra laikymo vietos, kabyklos, kad jūs galėtumėte tą bagažinę kuo naudingiau išnaudoti. Ir aišku, čia yra 220 ir 12 voltų. Atkreipkite dėmesį dar į vieną dalyką. Čia virš mūsų yra lova, kurioje gali miegoti daugiausiai 2 žmonės. Čia yra sudėti papildomi sutvirtinimai kemperyje, kad jums, nežinau, kažką veikiant lovoj, intensyviau jums ta lova nesulūžtų, nenukristų, nes jeigu būtų tiesiog rėmas ir lova, tai, visko atsitinka tose lovose. Tai čia standartinis tualetas su kasetė 19 litrų, matė daug kartų. 140 litrų švaraus vandens papildymas, tai šitas kemperis yra 6 vietas. Jums užteks 3 dienom irgi. Kaip naudosit? Tada alkova, ten yra 2 guli lova, parodysiu iš vidaus, bet tiesiog noriu jums parodyti ir atkreipdėmėsi, kaip yra apdirbti kampai, kad jums ir drėgmė neeitų, ir šakos nepažeistų, ir tiesiog, sakyčiau, aerodinamiška alkova, kad būtų ir ekonomiškesnis vairavimas. Ir dabar einame į vidų.
Pirmiausiai pradedam nuo vyrams svarbiausio reikalo, tai yra Fiato. Tai mes čia turim Fiatą automatą, jau naujas vairas, naujas dizainas, 10 colių medija, automatas 140 arklio galių, vairavau jį tikrai labai fainai vairavus. Ir ką aš jums noriu parodyti, tai yra, kaip atrodo galinė vaizdo kamera ir kad ją rodo iškart per visą ekraną ir tikrai tas matomumas yra įspūdingas. Turim elektroninį spidometrą, kuris jau toks šiuolaikiškas, tada saugumo paketą, linijų atpažinimą, ženklų atpažinimą, greičio asistentą, tai jau važiuosit saugiau, jis stebi netgi vairuotojo nuovargį. Tada automatinė klimato kontrolė, belaidis pakrovėjas, tada dar čia turim, aišku, tai yra papildoma opcija, bet irgi variantas kemperiuose, šildomas priekinis langas, trekšinas, kad jums padėtų iš smėlio šlapio žolės išvažiuoti. Ir yra retarderis, kad jūs nuo aukšto kalno įsijungi retarderį, nenaudodami stabdžių, saugiai nuvažiuotumėt ir jų neužkaitindami. Taip, tada užuolaidėlės naktinės jos ir apsaugo nuo šalčio, karščio, tai aš irgi tokius užsakinėjau visada. Ir ant visų langų yra tas pats principas. Tai čia turim eko odos apdailą, galima ir su tekstilė užsisakinėti, ir šviesesnė, ir tamsesnė, ten jau sakom, kaip jums patinka. Tada alkova, dvigulė lova, šitą alkovą šildoma ir jūs galite reguliuotis netgi šildymą, kiek jūs norit šilčiau miegoti. Yra apsauga nuo iškritimo ir dar noriu atkreipti, ką kiti kemperiai ypatingai pigesni, ekonominės klasės neturi. Čia yra grotelės, o dažniausiai būna tiesiog faniera ir dedamas čiužinys, kas kaupiasi pelėsis ir aišku kenkia jūsų sveikatai. Tada irgi, ko ekonominės kitos klasės kemperiai neturi, čia yra 2 langai alkovoje. Šitas langas jau yra kaip papildoma opcija, kainuoja apie 400, tai jeigu nori daugiau erdvės. Tai čia, kaip ir minėjau, yra 6-vietis kemperis, iš čia pasidaro dvigulė lova, alkovai dvigulė lova ir gale dvigulė lova. Jeigu jums reikia didesnio stalo, tai stalas prasiplatina. Ir kas čia yra irgi faina padaryta, Adrija pagalvojo, kad jau nėra stačiai, kad jums važiuoja nepavargtų nugarą, nes būtų tokie status atlošai. Ir kad būtų lygiau miegoti, va šitas vartosi ir tiesiog galit pasižiūrėti, kad jums būtų graži, vientisa lova. Didelis langas, kokio dydžio langas. Tai tie, kurie važiuos, tai nesiskūs matydami vaizdus ir šiaip daug oro šitą langą eina. Tai man labai patinka. Spintelės. Tai va čia dar gali būti techninė vieta kažkokiem smulkiem dalykams susidėti. Čia yra beje termozondas, jeigu kemperį nukrinta temperatūra iki +4 laipsnių, yra vandens bakuose, tai suveikia termozondas, jis iššauna ir išbėga visas vanduo, taip apsaugodamas jūsų sistemas, kad nesušaltų į ledą. Bet šiaip geriau pasiruošti kemperį žiemai yra atsakingai ir jeigu klientai perka iš mūsų, tai mes nemokamai paruošiam abiems sezonams, tiek žiemai, tiek vasarai, tai jums nereikės sukti galvos. Beje, yra kemperiai 365, kemperių savininkų klubas, tai kam įdomu, paskambinkit man. Čia yra dizelinis šildymas, reiškia, kad trumą naudoja dizelį iš bendro bako, tai juo daugiau klientų tai pradeda mėgti, nes mažiau dujų reikia, žodžiu, mažiau vargo. Taip, einam į dušo erdvę. Čia yra atnaujintas dizainas, naujas 25 metų. Parodysiu, kuo jis skiriasi. Pirmiausia, pažiūrėkit, kokio dydžio spinta, kiek čia vietos kosmetikai bus. Tada 220. Dušas, va taip, susimontuoja. Nu, čia tikrai, čia dar vienas galėtų šalia mane žmogus tilpti ir viskas būtų gerai. Kabykla, nežinau, termo rūbams, rankšluosčiams. Jeigu jums nereikia dušo, jūs labiau naudojatės dušais, kurie yra kempinge, jūs galite tiesiog šitą dušą išsiimti ir nesinaudoti, kad jums netrukdytų. Jeigu naudojatės, palikit taip. Čia yra kriauklė, bėga vandenukas, tai toks naujas dizainas ir čia dar yra vietos susidėti jūsų dalykams. Dar ką noriu atkreipdėmėsi, pažiūrėkit, kokios yra 2 didelės nubėgimo angos, kad jums nebūtų baseino kemperyje. Taip, šalia lovos dar yra didelis kiekis spintų, tai čia tokios lentynėlės sudėtos ir pažiūrėkit, kokios ilgio. Mano visa ranka suvažiuoja, va tokio ilgio yra 7 lentynėlės. Ir tada dar pažiūrėkit, kokia spinta, kokio dydžio spinta. Čia kiek rūbų galim susikabinti.
kadangi kemperis turi labai didelę bagažinę, tai lova yra kiek aukščiau, čia yra 1,40 m pločio. Tada dar ką noriu parodyti, kad palei kemperio perimetrą eina šildymas, kad jums žiemą būtų miela ir malonu keliauti, ko neturi kiti paprastesni, pigesni ir nebūtinai pigesni kemperiai. Ir čia dar spintų susidėti su rūbams, daiktams, tai tikrai dėl šito nepergyvenkit. Tai dar žinot, kur yra telefonų laikymo vieta. Abiejose pusėse langai. Čia dar turim skaitimo lempas, pakrovėją ir visai patogią lentynėlę pasidėti jūsų telefonams, kai kraunatės. Saldžiai išsimiegojus reikia skaniai pavalgyti. Tai pirmiausiai čia turim šaldytuvą, kompresorinį ir kas man labai patinka, kad jis atsidarinėja iš abiejų pusių. Šaldymo kamera, kuri irgi iš abiejų pusių atsidarinėja. Čia dar viena spintelė, galima čia ir televizorių dėtis, ir nežinau, mikrobangų krosnelė, ar tiesiog šiaip. Ir čia dar viena yra spintelė, kur aš mėgstu laikyti vaisius, nes jie būna vėsų. Ką šitas kemperis turi ir ką aš pati labai vertinu ir turiu savo kemperį, tai yra orkaitė, nes kai jūs važiuojat, galit maistą gamintis ir taip taupyti savo laiką, didelė ta orkaitė, vištukė jums normaliai tilps. Taip, virtuviai. Vienas didelis stalčius, antras stalčius ir trečias stalčius, tai man atrodo, kad čia tikrai užtektinai vietos yra indams, nes ir čia dar turime lentynas ir kas man patinka, kad šitas didelė erdvė yra suskaidyta su lentyna, tai tiesiog ekonomiškiau jums dėsis daiktai. Nauja apdaila, lygiai tokius pat kranus naudoja ir Adrijos, kemperiuose ir priekabose, tai čia lygiai tas pats. Tada turim viryklę 3 degiklių, pasididina darbo vieta, tai tikrai jums bus patogu gaminti, pjaustyti. Ir kas man irgi patinka, kad virtuvė yra šalia įėjimo, tai tas žmogus, kuris gamina, žinot, nebus izoliuotas, o dalyvaus veiksme, kas vyksta lauke. Ir dar, ką man sakė ne viena mama, kad taip yra labai patogu, nes gali stebėti savo vaikus, kaip jie žaidžia, ar ten viskas saugu yra. Tai pagalvokit apie šitą išplanavimą, jis tikrai yra vertas dėmesio. Taip, tai šitas kemperis turi oro kondicionierių, kuris veikia nuo 220 W, tai yra nuo elektros. Aš 99 kemperiuose, kuriuos užsakinėjau, komplektuoju su kondicionieriais, nes yra tikrai didžiulis poreikis tam. Tai jeigu reikia kondicionierių, kreipkitės pas mane, turėsit kemperį su kondicionieriu. Ir taip, jeigu norite įsigyti šitą arba kokį nors kitą kemperį, kreipkitės į mane, į mūsų, į kemperį 365 ir aš jūsų lauksiu. Ačiū ir iki.